Savaitgalį Palangoje sklando amerikietiška dvasia. Kurorte renkasi amerikietiškų automobilių ir motociklų mėgėjai. Palangiškiai ir poilsiautojai išvys keli šimtus įspūdingiausių mašinų. Į stadioną Palangoje vienas po kito suka įvairiausi automobiliai. Vieni naujutėliai, kiti artėjantis prie šimtmečio, bet visus juos vienija bendras bruožas. Turi būti tradicinis amerikietiškas automobilių ir motociklų gamintojas. Tai, tarkim, yra toksai automobilis Toyota Tundra, tai yra didelis visureigis, jisai gaminamas tik JAV. Bet Toyota yra ne JAV gamintojas. Žvelgiant į automobilius ir jų savininkus matyti, kad dažna mašina diktuoja gyvenimo būdą. Štai iš Rygos senutėlių automobilių Hot Rod atvyko visa šeima. Stilingos damos lyg nužengusios iš praeities. Automobilio šeimininkas Rygos rock'n'roll restorano savininkas. Самое лучшее вот такие нравятся. Это Hot Rod, 31 год. Привез из Америки, переделал, хорошо катаемся. Raimons sako, iš Rygos į Palangą atleikęs per 4 valandas, o jo raudona gražuolė važiavo apie 90 km/h greičiu. Amerikietiški automobiliai turi keletą išskirtinių bruožų. Jie dažniausiai labai dideli, o jų degalų bakai nepasotinami. Sąlygoja pati šalis, dideli atstumai. Dideliems atstumams reikėjo ir didelių mašinų. Taip pat bruožas, kalbant apie senesnių metų automobilius, yra ir dideli variklio kubatūros. Galbūt tuo metu nebuvo žiūrėta labai stipriai į ekonomiškumą. Sąskrydyje su amerikietiškais automobiliais draugauja ir amerikietiški motociklai Harley Davidson. Jų sąskrydyje laukiama 150. O tokia filosofija, matyti, žmonių yra, kurie pradeda važiuoti ir paskui jau nebegali perėti į kitą techniką. Tai yra ypatingi motociklai? Na, tokia yra amerikietiška dvasia. Iš tikrųjų, kai pradedi važiuoti ir važiuojasi. Kiek netikėta prie amerikietiško automobilio vairo išvysti dailiosios lyties atstoves. Aistė tikina, kad šeimoje būtent jie yra didžioji šios šalies mašinų fanė. Viskas prasidėjo nuo to, kai pamačiau Ford Granadą berods važinėjančią Vilniuje ir po to mačiau, kad jinai parduodama skelbimuose, netgi buvo filmuota Agata Kristi ten vaizdo klipe ir buvau jau susisiekus su tuo vyriškiu, kuris parduoda ir kažkaip visi aplinkui atkalbinėjo nuo šito pirkinio ir kai kažkas nupirko tą mašiną, apsiverkiau. Nuoskaudą užmiršti padėjo 40 mečių senumo Ford Capri, bet išlaikyti seną automobilį ir dar vieną įprastoms kelionėms buvo prabanga. Tada Aistė užsigeidė 10 metų senumo Ford Mustango. Tiesa, ir ši mašina reikalauja nemenkų išlaidų. Važinėjau kaip su taksi, nes mieste tai koks 16-17 litrų, o tiesioji gal 13. Tai, kaip sakyti, už tą malonumą ir mokė. Iš viso renginyje laukiama per 300 transporto priemonių. Dalyviai kone iš visų Baltijos šalių, Rusijos, Baltarusijos, Vokietijos. Šias, lyg iš kino filmų mašinas, savaitgalį išvysti galima stadione priešais Birutės parką. Laukia ir paradas Vytauto gatvėje, pasirodymas Šventojoje bei orientavimosi varžybos iš Palangos į Klaipėdą.